Tęsime pažintį su Šiaulių universiteto 2012 metų nominacijų laureatais. 2012 metų universiteto darbuotojų išrinktas vairuotojas Vytas Šakūnas. Salėje susirinkusi publika Vytą sutiko griausmingais plojimais. Daug metų dirbau, daug kas mane pažįsta, su daug ko esu važiavęs. Didesnė dalis auditorijos mane pažįsta negu. Aš irgi ne visus pažįstu, nes važiuoju visada į priekį žiūrėdamas net gal. Vytas labai gerai atsimena savo pirmąją darbo dieną universitete. Universitete pradėjau dirbti 86 metais per Kalėdas. Įsidarbinau. Tai jau galima. Tai visiškai galima. Tai pradžioje tai galvojau, gal čia trumpai padirbsiu. Bent dirbau, įsidarbinau dėl to, kad man davė bendrabutį, kur gyventi. Galvoju, nereikia nei butą nuomotis, tai čia gal ir gerai bus pati pradžia, tai čia, kur susirasi kažką tai geriau. Dar pradėjau dirbti su sunkvežimiu GAZ 51, toksai už mane senesnis buvo kokį 10-15 metų. Tai kažkaip tai mašina nelabai patiko, bet... Vežiodamas studentus į renginius, jaunas vairuotojas pats sumanė stoti į tuometį pedagoginį institutą. Dar su tuo sunkvežimu, kai važinėdam po instruktyvinės stovyklas, tai man labai patiko, kaip tie studentai visokius renginius darydavo. Tai kažkaip man irgi toksai noras pakilo, galvoju, aš irgi, negu čia važinėju sunkvežimu, tai jau mokytojų malonesnis darbas atrodo, čia visokie renginiai. Tai... Bet net ir gavęs mokytojo diplomą, vairuotojo darbo nemetė. Rektorius nemažai vežiau, Bendiką 3 metus, Gudavičių 6 metus pravežiojau, Laurutį 1 metus, o daugiau su autobusu. Aišku, su autobusu man darbas labiausiai patiko, nes daug kelionių, daug pamatai, pats toksai aukso amžius. Kiek metų vairavai autobusą? 8 metus. Dabar mikroautobusas, bet irgi neblogai, irgi pamatai, mažiau tų kelionių būna įdomesnių, bet irgi būna. Per metus Vytas nuvažiuoja apie 50 000 kilometrų. Kur reikia, veža universiteto vadovus, dėstytojus, studentus, sportininkus, meno kolektyvus. Per tiek metų apvažiavo visą Europą. Kai kurias šalis apvažiavo ne vieną kartą. Vytas sako, kad didžiausias jo darbo pliusas yra tai, kad kiekvieną dieną gali pamatyti ką nors naują. Kai sustoji, gali pasižiūrėti, pasižvalgyti, patinka ekskursijas, su ekskursijom važinėti. Irgi pamatai kažką tai naujo. Kiekvieną kartą važiuodamas, tai kad ir kokį nors miestelį nuvažiavęs, pamatai kažką naujo, kažko nematyta. Tai ypač, kai tekdavo važinėti po mokyklas, tai tekdavo kiekvieną kartą važiuoti po 3 mokyklas per dieną, tai beveik galima sakyti, kiekvieną kelionę tekdavo kažką tai naujo pamatyti. Nebūtas miestelis kažkoks. Mes ne visada važiuodavom. Pagrindė tai būdavo Vilnius, Kaunas, Klaipėda, retkarčiais. Pagrindas tai 2 miestai yra. Smalsumas čia toks didelis tavo. Taip, mano kaip tik hobis yra kelionės, taip per vasarą, kaip būn su šeima, irgi važiuojam, kur nors į užsienį pakeliauti, beveik kiekvieną vasarą, jeigu šydą leidžia galimybės, tai seniau kaip važinėdavom turėdam didelį autobusą, tai būdavo kelionių beveik kiekvieną mėnesį kažkur tai užsienį, tai gal važiuoju, dabar jau sumažėja, tai pačiam dar reikia papildomai kažką tai. Visiems, jeigu nekeliauji, tai kažkaip nepolis. Kai keliauji, tai visada jautis kažkur pabuvęs, kažką pamatęs, tai jau sėdėti, kaip sėdimas darbas, grinai sėdėti vienoje vietoje, tai atsibosta, o čia kažką pajuti malonumą, keliaudamas, pamatydamas kažką tai naują. Tikriausiai reikia palinkėti, kad universitetas vėl turėtų autobusą ir kad galėtų važiuoti tolimesnės kelionės. Būtų gerai.
Geriausia universiteto metų sportininkė paskelbta maratonininkė Remalda Kergytė. Vienintelė Šiaulių universiteto atstovė Londono olimpinėse žaidynėse. Jeigu ir lyginant su pasaulio čempionatu ar Europos čempionatu, nebuvo tokio didelio palaikymo žmonių. Tu kur tik bebėgi minės tiesiog, beproto didelis palaikymas. O kiek dalyvių buvo? 119 beros, aš buvau suklys 118. Turbūt labai sunku toj masėj visai. Jo. Aš kaip pasirinkai kažkokį tai būrelį, tarkim, kuris tavo maždaug tempu bėga ir bandai šalia jų bėgti. Kokia tavo strategija maratono metu? Strategijos aš neturiu. Mano strategija gal kitaip pavadinti. Aš, tarkim, žinau savo laiką, kiek aš kilometrą turiu prabėgti. Ir mano visi kilometrai tiek maždaug turi būti. Jeigu Minasą jau einu, biški turiu pasitempti, biški greičiau, o toje olimpiadai biški buvo blogai, kad buvo myliom. Ir čia daugumai panelių buvo toks šoks gal net. Mes susirašėm ant laikrodžių, tarkim, kiekvieną kilometrą, kiek tu bėgi, kiek tu turi prabėgti. Ir mes bėgam, galvom, kur tas kilometras, nėra jo niekaip, po to žiūrim mylę. Ar buvai patenkinta rezultatą? Nebuvau, tikrai nebuvau patenkinta. Kelintą atbėgai? Aš atbėgau 75. Tai beveik vidurys? Maždaug vidurys, bet jeigu, tarkim, aš būčiau prabėgusi, kokią aš buvau padariusi normatyvą, kai vykdžiau, būčiau vidury, tai gal kokią 40 būčiau buvusi. Bet aš tikiuosi kažkaip dar geriau, nes aš buvau išvažiavusi į stovyklą Šveicarijoje. Tai ten tikrai gerai atlaikiau tas visas treniruotės ir kažkaip tada tikėsi, jeigu dabar dar geriau esu nei prieš tą normatyvą. Matot, aš atvažiavau prieš 2 dienas į olimpiadą. Atidarimas buvo 27 Liepos, aš atvažiavau rugpjūčio 3. Dėl to, kad mes tik norėjom su treneriu, kad prieš 2 dienas, prieš maratoną, kad, žinot, neišsiblaškyčiau aš tenai anksčiau nuvažiavusi. Tai va, mes taip nutarėm ir paprašėm federacijos, kad tada paliktų mus ilgiau, iki uždarimo. Tai va, tai prieš tą maratoną aš nelabai kur kažkur ir išeidavau. O po to vis tiek truputį pasimėgavai į Londono olimpiadą? Jo. Aišku, ir kitas varžybas nueidavau, ir lengvąją atletiką, ir krepšinį. Kaip vertini apskaityti tą Londono olimpiadą? Matot, aš kai su kitais pasikalbu, tarkim, kad ir Rasa Drazdauskaitė, mes esam geras draugės, jinai jau 2 kartą olimpiadų, jinai gali lyginti. Jinai sako, kad va, Pekinė galvoja geriau, taip ir taip, ten organizavimas gal geresnis. Man pirmą kartą, man atrodė viskas gerai tenai, negaliu lyginti, man atrodė super. Maratonas – Remaldos energijos ir žavesio šaltinis. Mano arkliukas yra maratonas. Aš ten esu stipresnė. Nei tarkim ant 10. Aišku, nežinau, įdomu, jeigu treniruočiaus grinai ant 10 km, gal vėl kitaip būtų. Sakau, gal kiti žmonės, žinot, nesupranta, galvoja, koks skirtumas tau maratono, bet ar 10 km? Didelis yra skirtumas. Jo, nes tempas biški kitoks, treniruotės visai kitokios yra. Ir čia negali lyginti. Bet tai nežmoniškai sunkus. Sunku. Žinot, aš kartais irgi būna tokių treniruočių, kad atrodo taip sunku, kam tau to reikia, kartais pradedu galvoti, jo. Bet aš nežinau, jeigu nepasitreniruoju, aš 1 dieną ar 2 dienas, tarkim, buvau susirgus, atsimenu, viskas man širdis daužos, aš negaliu, man reikia išsikrauti, man to judėjimo reikia, išsikrauti man beproto reikia. Tai bėgioji kiekvieną dieną? Jo, po 2 kartus. Po kiek kilometrų? Į dieną susidaro apie 30. Tai ryte apie 20 ir vakare apie 10. Čia turbūt visi paširpę klausosi dabar. Čia kurie gal nespartavę yra, bet kurie mes sportuojam, kurie ilgus nuotolis bėgiuoja, tai normalu. Šeštadienį, sekmadienį? Jo, irgi. Taip pat, kiekvieną dieną? Jo. Tai kaip vyko nominacijų vakaras, kai užlipė ant scenos... Buvau prabėgusi 20 km, 25 metų. Labai šaltą žiemos dieną. Jo. Įvairiai stengiuosi, aišku, jeigu, žinot, mes bėgikai nieko nebijom. Ar lyja, ar sninga, bėgam vis tiek. Dėl to jūsų nuotaika tokia gera? Tikriausiai, aš nežinau. Remalda ne tik kantriai bėgiojo, bet ir rasdavo laiko studijoms. Baigusi kūno kultūros studijas edukologijos fakultete, įstojo į socialinių mokslų fakultetą ir įgijo magistro laipsnį. Kol sportuoji, tol gerai yra. Tu visiems reikalingas esi, kai kažkokia trauma, tu niekam neberūpi. Aišku, kiekvienas ir turi pasirūpinti apie save pats. Taip. Nusprendė, kad reikia tvirtai atsistoti ant kojų. Jo, aš dėl atsargumo visada. Ir pačiai iš tikrųjų toksai tobulėjimas kažkoks, ne vien tik tu bėgioji. Ką dar mėgsti veikti? Su draugais susitikti? Oi, ir biliardą, ir bowlingą, ir į pirtis mėgstam beproto savaitgaliais. O knygos, filmai? Mėgstu kas be ko.
Aš į tarpus visą laiką. Turiu tik kokią valandėlę. Paskaitai. Į tarpelius tos. Gyveni labai aktyviai ir tavo linkėjimas su universiteto bendruomenė ir buvo, kad būkite aktyvesni. Jo, energingesni. Tai turbūt to ir palinkėsi. Jo, būtent. Gerai, ačiū tau. Nėriška. Bet šiandieną sėsiu aš greta, o po to lydėsiu visą kelią, kad įtikinčiau aš tave, kaip iš tikro gera būti dviese. Hei, gera būti dviese, prisiglausti tiesiai į akį žiūrėti, galime kalbėti, tik tai jausti, gera būti dviese. Geriausias metų studentas, humanitarinio fakulteto trečiakursis Dovydas Petkus, stengiasi išjudinti pasyvius studentus. Pats Dovydas yra Šiaulių universiteto studentų atstovybės senato narys, organizuoja renginius, dirba radijo stotyje, dalyvauja folkloro ansamblyje Vaiguva ir visur suspėja. Yra dar aktyvių studentų, kuriems kažkas rūpi, kurie eina, kurie keliauja į vairiausias parodas, įvairiausi renginiai, jie juose dalyvauja, bet yra ir nemaža dalis studentų, kurie sėdi prie kompiuterio, kurie yra aktyvūs internete, ne? Taip, visuose Facebookuose ir kituose visuose socialiniuose tinklapiuose. Tai tu norėtum juos ištraukti ir pasakyti, kad ne, gyvenimas tikras yra visai kitur. Taip, bet tai padaryti sunku yra, nes reikia kažką sugalvoti, kaip ir elementarus dalykas, lapkritį buvom suorganizavę liaudiškų šokių vakaronį, iš pradžių galvojom, na, niekas neprisirinks, nes žinia, Šiaulių universiteto studentai kartais labai nenori ateina, bet buvom nustebinti, susirinko apie 100 žmonių, tai apie 50 porų ir visi labai smagiai pasišokom ir jie norėjo dar. Kaip tu susidomėjai pats liaudės dainomis, liaudės šokiais, liaudės žaidimais, juk dainuoji ir šoki liaudės folkloro ansamblyje Vaiguva? Taip, visų pirmiausia, mano toks pirmas susidūrimas buvo mano gimtajam mieste Kelmėje ir ten netoli nuo Kelmės, kur gimė kaip tik mano seneliai, yra toks didelis kalnas, ant to kalno yra 100-metis aukuras, kurį sukrovė pats Vladas Putvinskis, suvežęs iš visos Lietuvos akmenis ir būtent ten prieš daugelį metų vykdavo gegužinės. Na, tos liaudiškos kaimo gegužinės ir prieš maždaug 5 metus vieni pažįstami žmonės, kurie susiję su folkloru, būtent iš Kelmės folkloro kolektyvų, jie surengė gegužinės. Tai mane pakvietė, toks ir buvo pirmas pažinimas ir tada pamačiau, kad liaudės daina, apskritai pats liaudės šokis, jie yra labai stiprus energetiškai. Ir tuomet, kai ruošiausi studijuoti čia Šiauliuos, buvau jau iš karto nukreiptas į tą dalyką, jau žinau, kad yra toks folkloro ansamblis Vaiguva ir su juo prisijungiau ir jau dabar 3 metai, kai kartu visur dainuojam, keliaujam, šokam, švenčiam, šventės elementariausias kalendorinės. Dovydas aktyvus muzikos festivalių organizatorius. Pagrindinis mano vienas mylimiausias, numylėtas ir nuvažiuotas festivalis yra Kykim Žaibo, kuriame jau... Taip pat folkloras. Tai yra ir sunkiosios muzikos festivalis, ir taip pat folkloro festivalis. Ir būtent jis vyksta dabar per Sastri jau 3 metus ir šiais metais vyks ir būtent yra susijęs su rasomis, su lietuvių liaudės folkloru ir taip pat kitų užsienio šalių liaudės folkloru. Ir taip pat yra sunkioji muzika. Išties labai puikus festivalis, kuris taip pat puoselėja senąsias lietuvių tradicijas. Humanitarinėme fakultete Dovydas pasirinko lietuvių filologijos ir ryšių su visuomenė studijas. Čia įgis ir žurnalisto kvalifikaciją. Tai labai platus žinių spektras, tai ką aš studijuoju. Apskritai literatūra, kalbotyra, apskritai pati žurnalistika, aš gaunu vienu šūbiu 3 zuikius. Ir tai yra labai puikus dalykas, ko nepasakyčiau, tarkim, studijuojant kur nors Vilniaus universitete. Žurnalistika, grynoji žurnalistika. Bet ne tik studijuoji, bet ir dirbi praktinį darbą žurnalistą, ar ne? Kiek laiko Taip. Ir kur dirbi, papasakok? Dirbu Šiaulių regioninėje radijo stotyje RS2 jau 4 metus. Sunku suskaičiuoti, man tiesą sakant, nes dar aš pradėjau dirbti dar būdamas 12 klasiai. Ir būtent nuo tada pradėjau dirbti, vėlgi tam tikri interesai galbūt ir suvedė tai, kad aš turėjau jau čia darbą prieš studijas. Tai kodėl mane pasirinkti specialybės, kuri susijusi taip pat su žurnalistiniu darbu. Kas yra radijo žurnalisto darbas? Radijo žurnalisto darbas yra labai įvairiapusiškas ir labai platus. Tenka bendrauti su įvairiausiais žmonėmis, tenka bendrauti, kaip ir minėjot, kaip ir prieš tai buvo minėta, su įvairiausiais sunkiųjų muzikos atstovais, tenka su kultūros pasaulio žmonėmis,
su Lietuvos scenos žmonėmis bendrauti, rengti įvairiausias žinias, kalbėti įvairiausiamis temomis, tiek apie muziką, tiek apie automobilius. Na, tai darbas, kuris apima viską. Tu jame sėdi ir tu žinai, kas dedasi pasaulyje. Ta prasme, žinai, kas dedasi Lietuvoje, kas įvyko vakar, kas įvyko šiandien, kas įvyks pagaliau rytoj. Tu žinai, kaip automobilis susikūrė, kas jam yra blogai. Tu žinai, kaip palaikyti savo sveikatą pagaliau, nes yra sveikatos laidas. Kokia tavo mylimiausia radijo stotis? RS2. Nes prisipažinsiu, nelabai klausau kitų. Nebent išvažiuoju toliau už transliacijos ribų, tada tenka persijungti kitą radijo stotį. Na, tai būna muzikos atžvilgių M1+. Šiuo metu kokios dainos klausytumės, jeigu galėtum įsijungti? Jeigu galėčiau, dabar klausyčiau šities labai nuostabios dainos, kurią ar 69 atliko The Moody Blues. White Night in White Satin. Labai puikiai daina, pasiklausykite. Giedojau meilę, jauną viltį, skambėjo stygos man saldžiai. Šiandieną tenka ar nutilt, ar verkt už išgamą skaudžiai. Gana svajojus, meilės vietą užims rūstybės skaudulys. Prašnek žaibais, bet širdį kietą vargu, pajudins, atgaivins. O jūs, kurie krūtinę jauną kasdieną šaldote ledais, kuriems madera gerklę plauna, kurie vien augate pilvais. O jūs, išlepę ir atšalę, apkurtę žiovaujant paikai, kai nuo darbų vargų apakę gal jūsų miršta kur draugai. O jūs, kurie taip daug žadėjot ir norus skelbėte plačius, kur šventą ugnį tą padėjot ir tuos sumanimus plačius. Žinau, dabar jums nieko daug nereikia, pavalgius atilsio saldaus ir nieko pikto, kaip neveikia, kai mirste, tikitės dangaus. Apakė, savo kelią mato tarp rožių, pokylių, juokų, o nelaimingi, nesupratot. Jog žemė tai šalis vargų, jog žemė ašarų vietovė ir nelaimingas tas žmogus, kurs veido ašarą neplovė, jam uždarytas bus dangus. Šiaulių universiteto nominacijų vakaro metu paskelbtos 2 Šiaulių universiteto gimnazijos nominacijų laureatės. Metų gimnazistės vardo nusipelnė Šiaulių universiteto gimnazijos 4-okė Ieva Bernotaitė. Ieva iki šiol svarsto, kodėl ji tapo nominacijos laureate. Galbūt dėl to, kad siekiu savo tikslų. Manau, tai buvo didžiausias toks paspirtis būtent man skirti šį prizą. Žadu studijuoti ekonomiką ar kažką susijęs su ekonomika studijos. Ir praeitais metais laimėjau ekonomikos olimpiadoje respublikinį 2 vietą. Tai buvo didžiausias mano pasiekimas. Taip pat su komandos draugais laimėjom Graičiūno konkursą 2 vietą taip pat. Iš visų disciplinų Ievai labiausiai patinka matematika. Kuo daugiau sprendi, tuo daugiau supranti ir tas teisingas atsakymas tave taip pakelia aukščiau ir stengiasi dar kuo daugiau užspręsti ir kuo daugiau gauti. Paskutiniai gimnazijos metai tikrai nelengvi ir atsakingi. Aišku, pirma mokykla, grįžus iš mokyklos namų darbai, labai mėgstu kulinariją ir dažnai grįžus iš mokyklos ką nors gaminu. Visai šeimai? Taip. Dar mėgstu sportą, lankau treniruotės. Kokias treniruotės? Paprasčiausia aerobika, bet kad tai padeda nusiraminti ir taip savo mintis nuslapinti ir aišku 12 klasė labai svarbu. Tai sunku būti 12-oku? Manau, kad taip. Baigusi gimnaziją, šiaulietė neplanuoja lėkti į užsienį. Norėtų studijuoti Vilniuje, kur jau studijuoja vyresnieji brolis ir sesuo. Ne, į užsienį negalėčiau, nes esu šeimos žmogus ir ilgą laiką nuo šeimos atitrūkti tikrai negalėčiau. Tai labiausiai norėčiau, mano tikslas būtų įstoti į ISM universitetą, bet nežinau, ar tai pavyks man padaryti, bet to ir stengiuosi, dėl to ir ruošiuosi. Savo ateitį kažkaip įsivaizduoju, galbūt banke, galbūt kažkokioj kompanijoje. Bet aš vis tik noriu tau palinkėti, pasvajoti
Ir galbūt ir apie savo nuosavą verslą, savo nuosavą restoraną kada nors. O dabar kol kas tai sėkmės tau didelė. Nominacijų vakaro metu kartu su savo moksleiviais Atominė energija dalijusi Rasa Stoškuvienė išrinkta metų gimnazijos mokytoja. Stovėdama ant scenos laureatė dėkojo universitetui ir gimnazistams. Gimnazistai yra ta dalis, kuri man labai padeda gyvenime labai daug ką išbandyti, pamėginti ir pasinervuoti, ir pasidžiaugti. Ir visą ko reziumė pasakyti, vis dėlto aš turbūt dirbu tą darbą, kurį ir turėjau dirbti, nes turbūt, kad gebu, aš juos myliu, jaučiuosi tikrai mylima, galiu kurti, galiu bandyti daugą, nes muzika jinai labai plati, tiek stilistiškai, aš tai galiu daryti ir aš galvoju, jeigu žmogus turintis galimybę darbe kurti, tai jisai yra laimingas žmogus. Jeigu reikia tik dirbti, tada mokytojos darbas gali pasidaryti labai nuobodus. Jei nori būti geras mokytojas, vaikams turi labai daug atiduoti. Daug savęs išbarstyti reikia, bet, žinokite, ir grįžta. Grįžta per, man asmeniškai, per malonius projektus, malonius renginius, koncertus, kai aš matau, kad tų žmonių akis spindi taip toks jausmas, kad jie ten kalną nuvertė. Ten, nežinau, bokštą pastatė. Jų, toje siekiamybėje tai yra stebuklas. Ir kai jų akis matai natūraliai spindi, čia supranti, kad tavo natūralumas, čia ta investicija, kuri pareina. Ir aš galvoju, aš kaip pedagogė esu gera verslininkė, nes kas verslininkas yra geras tas, kuris investuoja ir investicija pasiteisina. Tai aš esu laiminga, nes mano investicija pasiteisina. Bendraujant su Rasa, negali nekilti klausimo, iš kurgi ta jos energija. Nežinau, iš tiesų aš per kiekvieną gimtadienį savo skambinu mamai ir dėkoju. Sakau, ačiū, kad tu mane tokia pagimdėjai. Ir jeigu ką girdi gero ar blogo apie mane, tai tu viską priimk, mamytė. Aš labai džiaugiuosi, kad labai daug blogo jinai nedagirsta iki Šilalės rajono, nedaina jai. Iš tiesų nežinau, aš dėkinga su savo tėvam, aplinkai, kurioje augau, iš tiesų, kurioje buvo labai daug natūralumo. Ir jeigu manęs klaustų, koks kriterijus, su kuriuo aš labiausiai linkusi būčiau matuoti ar žmogų, ar tam tikrą veikseną, ar procesą, ar kolektyvą, tai yra natūralumas, mane žiauriai biesina netikrumas, tokia, kaip sakau, sintetika, bendravimo sintetika, toks svetimumas, pagieža. Laukimas, kada tu čia susimausi. Ir kartais mes labai piknaudžiaujam tuo, mesgi šiauriečiai, be pigų italam, tikrai mes tiek tos saulės nematom, vitamino D mums trūksta, bet galime mes jį prievarstiniu būdu panaudoti. Bet kartais nereikėtų save apgaudinėti, kad šiaurinė prigimtis neleidžia būti laimingu. Būna pavieni atvejai, kad tikrai tu žmogus ne per kur negali, bet drįsiu pasakyti, 70%, kaip mes patys tą rūškaną dieną padarome, rūškaną aplinką ir kitam perdodam. Rasa Stoškuvienė ne tik Šiaulių universiteto gimnazijos mokytoja, bet ir universiteto dėstytoja, be to universiteto socialinių mokslų fakultetui atstovauja su netradicinio folkloro grupe Kitava. Čia suradau, kad yra muzika, kur nėra matematikos, aš visiškai netyčia pirmą kartą gyvenimą atvažiavau į Šiaulius, kai atvažiavau dokumentus.
Aš nebuvau buvusi Šiauliuose ir pirmą kartą atvažiavau šičia. Ir taip netyčia aš čia įstojau. Ir pasak profesoriaus Balčyčio, atsimenu, stojamosiose stovim už durų, man labai juokasi eilinį kartą. Jisai nutvėrė už rankos, norėdamas mane suvaldyti, kad egzaminas vyksta. Sako, na, turbūt tu būsi gera mokytoja. Tai aš turbūt dėkoju profesoriui už tą patikėjimą. Aš viliuosi, kad tokia ir esu. Tai 4 metus muzikos pedagogika, po to pedagogikos magistras, po to sekė edukologijos socialinių mokslų doktorantūra, daktaras, po to pradėjau dirbti ir universitete, gimnazijoje. Aš nemanyčiau, kad nėra ką veikti čia. Laiko ir tada dar. Čia įsukivėjus. Nežinau. Idėjos gal yra gerų žmonių, iš ties, kurie irgi pilni kaip sprogstančios bombos. Tik tai gal aš garsiai kalbu ir dažniau mane girdi, bet iš tiesų yra daug šaunių aplinkui žmonių, su kuriais yra fainai. Life's too short for you to die, so grab yourself an alibi. Heaven knows your mother lied, won't share. Separate your right from wrong, convincing a different song. The ghetto's on who don't belong, won't share. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Look me up in yellow pages, I will be your rock of ages. To see the facts in your crazy faces, yeah. Little Bo Peep has lost his sheep. They popped the bill and fell asleep. The dew was wet but the grass sweet, my dear. Your mind gets burned with the habits you've learned. But we're a generation, it's gotta be heard. You're